Labas rytas. Jums jau turiu apie 20 km nuo Barselonos. Tai šiandien, kaip žadėjau, bandžiau susisukti greičiau. Tai kaip ir pavyko, bet pusryčius pavalgiau. Nes ten pasirodo, kempinge buvo restoranėlis. Tai daug žmonių nebuvo, aš praktiškai ir dar viena moteris. Tai greit aptarnavo, greit pavalgiau ir išgaudžiau. Tai dabar dar tik 10:30, o jau nuvažiavau turbūt 20 km. Tai visai neblogai. Tolumai net nelabai miesto matosi. Tai dangus toks apsiniaukęs. Bet, man tai labai gerai, nes saulė nešviečia. Ne per karštą, nereikia teptis kremukų visokių. Aišku, vis tiek gerai būtų. Bet, taip nesvilina iš esmės. Tik bijau, kad nepradėtų lyt, nors nežada, bet čia vienintelė problemėlė. Tai va, šiam planas tiesiog davažiuot šito segmento galą, tai apie 100 kilometrų ir tada pradėti naują segmentą ir nuvažiuot kokį, nežinau, irgi 100 kilometrų pagal galimybės kempingo, nes nežinau, kur užbaigsiu, ar miestelį, ar kažkur. Jeigu kažkur, tai tada belė kur galėsiu pakrist. O jeigu miestelį, tada vėl reikės ieškoti. Tai va, ką, gerai važiuojam. Ką, sveiki. Ką tik išvažiavau iš Barselonos beveik. Bent jau iš centro, tai tikrai išvažiavau. Ir, labai mixed feelings. Žiauriai sunkiai pravažiavau, nes, žmonės, žiauriai šiaip daug žmonių. Gana didelis miestas, tai turbūt didžiausias, kokį pravažiavau. Žiauriai daug šviesoforų. Jaučiu prie šviesoforų praleidau 5 minučių, tai drąsiai. Šiaip malasi žmonės, ten per tos dviračių takus vaikšto, reikia, nereikia, šviesoforai negalioja, važiuoja kas kaip nori. Mašinos irgi tuos priekius iškiša ant tų takų, reikia važiuoti vis. Tai dviračių kultūra, lyginant su visom kitom šalim, tai bent jau Barselonai, tai tokia biški atsilupus mano maža patirtim remintis. Tai va, tai kažkaip nuvažiavau prie to Sagrada Familija, nes tiesiog pakeliui buvo ir ilgai nebuvau, grinai 2 minutės turbūt nuotrauką vieną kitą padariau ir viskas. Ir norėjau kuo greičiau dingti iš ten, tai užtruko tas dingimas, bet pavyko. Tai nestojau nei valgyti, nei gerti, nieko, tiesiog išvažiavau. Net ir padangas, kad prisipūst, galvojau sustosiu, slėgį pasimatuosiu, nes kai keitė padangas, tai labai pripūtė ir nebuvo laiko tą slėgį normalų pasidaryti. Tai irgi prie kiekvienos degalinės mokamas oro šitas pūtimas. Noros euras PM, tai what the fuck, ta prasme, oro pūtimas. Tai va, tai biški sunervino visi šitie dalykai. Tai išvažiavau, valgyt noriu, tai dabar sustojau kažkokiam rameno restike. Fainai atrodo, žmonių beveik nėra, angliškai nekalba, tai reiškia, kad skanu turėtų būti, neturistiška. Kaip ir olgot, laukiu tiesiog, kada išvažiuosiu į išvis užmiestį ir viskas, kada normalų greitį galėsiu padėti paimti su dviračiu. Tai va, tai tokios ir nuotaikos. Šiaip visą kitą gerai. Dabar 1:30, tai manau iki 2 pavalgysiu. Pasiėmiau nealkoholinio liuko. Tai labai gerai atsigaivinsiu su ramenu ir varysiu tolyn. Tai dar iš šio segmento liko apie 20 km, tai manau, kad 20 km nuvažiuosiu ir jau baigsis tas miestas, vėl prasidės pakrantės keliai. Tai bus smagiau biški.
Okay? No, thank you so much. Gracias. Aprovecho. Good. Nu ką, 7 km nuvaryta. Eina savo kaip karšta. 26 laipsniai, bet duoda saulė kaip turi būti. Blemba, čia tos įkalnės nemažai buvo, bet dabar nuokalnė. Tai vaizdai visai gražus. Jūra pašoniai. Nėra tai blogai. Ką reikia gausti toliau. Eina savo kaip liko. Žiauriai karšta. Nesiskundžiu, bet biški gal ir skundžiuosi, nes visas šlapias. Bet, kaip sakiau, vaizdai gražus. Šitokį plentu dabar važiuoju biški. Tvarkingai mašinos praleidžia visos kaip turi būti, tai viskas gerai, bet dar įkalnės bus nemažai. Tai norėčiau dabar įlysti į jūrą. Jeigu nusileisiu ir bus toks oras, tai būtinai reiks įkišti bent pusę kojos. Buenos dias, my friend. How are you, my friend? Žodžiu, aš variau jau. Spėjau dar greit rūbus prasiskalaut. Ant savęs susimečiau, kad išsidžiovint. O šiaip tai viskas gerai vakar. Tiesiog iki pat jau Sutemos variau. Radau vieną kempingą, bet tas kempingas nebedirbo. Nežinau, tiesiog uždarytas buvo, nei vieno žmogaus, nei palapinių, nieko.
Tai važiavau iki kitam labai fainai, tiesiog mane pasitiko savininkas ar darbuotojas, nežinau kas ten. Tai priėmė, aliuko įpylė, pavaišino, kol ten visus dokumentus pildžiaus ir panašiai registratūrai. Tada pasistačiau palapinę, susipažinau su tokiu dar vienu vokiečiu. Tai jis tiesiog backpackina, keliauja per Europą irgi su palapinė, bet su autobusais, traukiniais ir panašiai. Tai vat pasėdėjom, pašnekėjom visai smagiai ir viskas. Tai taip vakarą praleidau, pasikrau dar dalykus ir išvariau dabar. Biškį užkandau, tai tas užkandau, tai bananą suvalijau. Pro Taragoną važiuosiu, tai irgi visai didelis miestelis, jau miestas gal net, sakyčiau, tai va ten kažką gal sustosiu, užkasiu. Ir už Taragonos baigsis šiandien vakarykštis maršrutas, tai vėl aš dar atsilieku. Tai turiu 7 kils nuvažiuoti, kad šiandienos maršrutą pasivyčiau. Ir viskas. Ir už Taragonos jau važiuosiu link Valencijos. Tai nežinau dar kiek iki Valencijos liko, reikės pasižiūrėti, bet žodžiu, tikslas labai paprastas, važiuoti iki Valencijos. Už Valencijos jau suksiu į šalies vidų ir nuo ten jau judėsiu link Portugalijos. Tai dar iki Valencijos manau, kad apie 2 dienas ir tada apie 10 dienų plus minus turėtų būti pačiam, gal ne 10, gal 7, pačiam viduj šalies. Kelias toks žvyro ir plento nemažai, ir kalnų, ir įkalnių, ir nuokalnių. Tai visaip labai. Ir dviračių takų buvo. Tai visai smagu. O šiandien dar sakė, kad apie 3-2 laipsnius turėtų būti šilumos. Tai atitinkamai reikės vandenį pasižiūrėti ir panašiai. Tai va, žodžiu, tokie reikalai, o dabar varau į Taragoną. Prisėdau pailsėti minutėliai. Žiauriai karšta. Kiek čia tų laipsnių? 3-7 laipsniai. Važiavau pro tokį kioskelį. Tai nusipirkau vaisių. Dabar prisėdau biškį užkast. Mangą suvalgiau tą, Oi, kaip norėčiau įlipti tą vandenį. Bet, blemba, žiauriai daug darbo. Reikia tada persirengti, šortai viduj, įkišti giliausiai. Tada tas vanduogi labai čia šitoje Viduržemio jūroje surus. Reiktų tada padušų vėl nueit. Bet reikės galimai. Čia tai tikrai neišeis, nes reikia laiptais nusileisti. Nors labai gražus paplūdimys, bet nelabai išeis. Bet jaučiu reikės lyst kažkada šiandien kažkurio metu. O šiaip tai fainai, sėdėjau čia, valgiau tą mangą, pjaušiau, smuždinom rankom visas. Priėjo pora tokia, vyras sako, ar nieko prieš, jeigu vandens pasiūlysiu. Sakau, tikrai nieko prieš, ačiū labai. Tai va, butelį vandens paliko. Aišku, čia tų šaltinių yra, kur gali, ne šaltinių, o kranelių tų, kur gali įsipilt vietom, bet dabar nereikės ieškot, galėsiu tiesiog dasipildyti, atsigert normaliai ir viskas. Dabar 2 valandas, dar tik 2 kilai. Daug dar šieno apkakot reikia šiandien. Oi, kokias čia šikną papuoliau, tai šiandien su keliu visiškai nes. Į autostradą nuvedė ant 120, kur mašinas gaudžia. Tai reikėjo suktis vėl važiuoti ilgiausiai atgal. Dabar į kitą užpakalio galą. Visiškai neštis dviratį reikia. Tai gražu, bet
Nu čia kilometrą 3 dienas taip važiuosiu. Visiškai va. Akmenys didžiausi. Taip per šitus visus kemsynus kelias kažkoks turėtų būti. Nu va, ir man reikia va tenais. Gerai, reikia gal palikti dviratį čia biškį. Paeit pasižiūrėti, ar ten iš vis įmanoma pravažiuoti, ar atgal į kalną keltis vėl neš dviratį. Nes čia tai visiškai šikna. Nu, nuėjau pasižiūrėjau, tai no chance tam lemba. Ten vos ne kopėčios padarytos, laiptai kažkokie status, iš akmenų taip toliau. Šūdas. Nežinau, kaip užnešiu atgal į viršų. Neįsivaizduoju. Nu, bet nėra ką daryti, reiks važiuoti per aplinkui.